Tai aš noriu pasakyti, kad vienintelis institucija, kuri išrinkta yra visos tautos, yra Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir atitinkamai bandymas vienaip ar kitaip apriboti arba prispausti jo galės yra antikonstitucinis. Pradėkime nuo to, mano manymu. Bet vėlgi, kaip aš sakau, mes nesu teisininkas, todėl pas mane beje Erikas Pavlovičius ir ne vienintelis juristas ir yra, kurie patars, kaip juridiškai elgtis šituose klausimuose. Jeigu jau visai akligatvis, tai manyčiau kelias yra referendumo, apie ką kalbėjo gerbiamas profesorius. Tokiu atveju aš kreipčiausi ir viešai palaikyčiau iniciatyvinės grupės, kurios suruoštų, kurios inicijuotų referendumo sušaukimą klausimais svarbiais mūsų tautai. Tie gali būti pilni ir konstitucijos tam tikros pataisos. Prezidento gali išplėtimas? Tame tarpe ir kaip prezidentų, aš manau, jeigu tapsiu prezidentu, kalba apie prezidentų galių išplėtimą neabejotinai kils. Todėl, kad mano požiūriu taip, kad jeigu tauta iš tavęs reikalauja, aš, pavyzdžiui, nematau savęs valstybės vadovų, aš matau save pagal 4 straipsnį tautos atstovų, pirmoji eilėje, o toliau jau tavo įsipareigojimai. Antras momentas, apie ką kalbėjo profesorius, tai vis dėlto šitoje vietoje matomai yra labai svarbu, tai yra teisėsaugos depolitizavimas. Mažas ekskursas, reiškia, žiūrovam turbūt ne naujiena, kad signataras Zigmas Vaišvila ir aš jau 3 kartus ant tautos didvyrio, taip sakant, tokio labai perkeltina prasme,